kažkur paskaičiau, kad galima šaudyti šminų nebūtinai iš šautuvo. Yra raidės dar, kurių labai bijojo. Tūkstantis 1980-ieji. Šiame sovietinės propagandos įkarštyje, kuomet už bet kokią laisvą mintį ar žodį grėsė ilgi metai kalėjimo, Vytautas Andziulis įkūrė pogrindinę spaustuvę. Nepaisant visų KGB pastangų, saugumui nepavyko jo demaskuoti. Spaustuvė veikė visą dešimtmetį iki pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Nuo jaunų dienų viskas prasidėjo. Suolo draugas, mokėmės kartu Petrašiūno progimnazijoje, toks Grebliauskas. Vieną kartą sako, jis man sako, reiškia, gal aš ir pats buvau ten kaltas, nežinau, jis man sako, aš einu į mišką partizanauti. Tai buvo tik rusai dar užėję. Aš jam sakau, žinai, Kazį, ir mane paimk. Aš buvau 3 metais jaunesnis už jį. Jis sako, matai, aš turiu Lietuvos kariuomenės uniformą, turiu šautuvą, turiu viską, kas reikalinga. Todėl aš, sako, išeisiu. Ir jis išėjo. Aš likau. Bet tas noras eiti partizanus man ilgai labai buvo išlikęs. Neturėjau nei ginklo, nieko, žinoma, per jaunas buvau dar tuomet. Ir jis po 2 metų čia prie Rokų kažkurį tenais miegojo naktį, raiste kažkokiam, žinot, jau apsupo iš visų pusių, kažkas paskundė ir jis nušovė ten vietą. Tai va, toks likimas būtų buvęs mano. Pokario metai, nebuvo kas valgyti. Tėvelis sako, eik, sūnau, į spaustuvininko amatų mokyklą. Kaune tokia buvo. Aš ten, sako, duoda ir valgyti, ir apsirengt, duoda drabužius, viską. Aš nuėjau, kadangi aš jau buvau daugiau baigęs, negu ten reikalavo toj mokykloj. Tai man reikėjo tik tai 1,5 metų ten mokytis, kada kiti mokėsi po 3 metus. Po 1,5 metų gavau raidžių rinkėjo 6 kategoriją. Ir paskyrė Spindulį spaustuvėje raidžių rinkėjų. Ten išdirbau 18 metų. Visas tolimesnis Vytauto gyvenimas susijęs su spauda. Dirbo Kupiškio, Troškūnų spaustuvėse, vėliau grįžo į Kauną, kur ilgą laiką buvo raidės spaustuvės viršininko pavaduotojo. Bet aš įsikūriau ir pradėjau statyti namą. Aš pastačiau per 1 metus tokį laikiną namą, žinot, nedidelį 1 aukšto. Bet prasidėjo prieš sodus vajai po visą Respubliką. Kauno pašonėje, kolektyviniuose soduose ant Neries kranto, Vytautas pradėjo statytis namą. Ši statyba sukėlė sovietinių valdininkų įniršį. Tuo metu nuolat gyventi kolektyviniuose soduose buvo griežtai draudžiama. Andziulių namuose per keletą metų apsilankė 30 komisijų. Jos reikalavo namą nugriauti. Vytautas reikalavimams nepakluso ir namą išsaugojo. Vėliau jis ir tapo slaptos spaustuvės pagrindu. Kas galėjo pagalvoti, kad šioje iš tolo matomoje, nuolat gėlių ir 30 rododendrų rūšių apsuptoje sodyboje gimsta uždrausta spauda. Toks buvo Juškaitis Sekaniukose. Irgi gėlininkas, jis buvo bitininkų draugijos pirmininkas. Vieną kartą Juškaitis man sako, Vytautai, sako, tu dirbi spaustuviai, tu negalėtum gauti šriftų. Sakau, kam reikia, sako, Bacevičius nori
maldaknygą spausdinti. O sakau, ką, jis turi spausdinamą mašiną? Ne, neturi. Tai jis žada pasidaryti. Sakau, iš ko padaryti? Iš medžių? Sako, Gutenbergas ant medinės spausdino, tokiu presą pasidarė. Sakau, dabar ne Gutenbergo laikai. Sako, pakalbėk su juo, jis šiandien atvažiuos. Sakau, žinai ką, Juozai, įrengiam spaustuvę, tu man padėsi po žemę. Aš sugalvosiu projektą, kaip padaryti, kur įėjimą padaryti, kaip tą įėjimą padaryti. Ir sakau, žinai ką, o toliau dirbsiu aš vienas, o tu tik platinsi. Aš tik dirbsiu, bet nieko neplatinsiu. Nes jeigu dviese pradėsim platinti, aš neturiu pažįstamų, o tu, sakau, priklausai bažnyčios komisijai, ten kažkokia, žinot, daug kunigų pažįsti. Sako, gerai, sutinku. 2 metus vyko labai išradingai žemėje po namų užmaskuotos spaustuvės įrengimo darbai. Reikėjo iškasti ir rankomis iškelti 100 tonų žemės. Į spaustuvę patenkama per šiltnamį. Pasukus žemėje paslėptą rankeną į šoną, pasislenka visas baseinas su vandeniu ir atsiveria siaura anga. Iš kurios tunelis veda į pačios spaustuvės patalpas. Gal aš klydau, gal ką, bet aš pagalvojau, kad reikia spausdinti kažką tai, nes aš moku šitą darbą, moku spausdinti, moku surinkti raidės, moku atspausdinti, moku brošiuruoti. Viską išmokau, nes, žinot, tiek metų išdirbęs buvo spaustuvėj. Tik aš čia pastačiau sąlygą. Jeigu vien religinė, aš nesutinku. Nors aš pats esu jezuitų auklėtinis buvęs, kažkada jezuitų gimnaziją mokiausi. Bet aš sakau, nesutinku. Taip darykim. Už religinę imkim nedidelį mokestį. O už tą mokestį aš spausdinsiu, reiškia, patriotinę literatūrą, kurią dalinkim nemokamai. Platinkim per savo pažįstamus. Bet sakau, visą tu atliks tu. Ne aš. Aš neplatinsiu, nes kad neįkliūtume. Ir taip pradėjau dirbti. Bet kokia spausdinimo įranga ir net spausdinimo mašinėlė sovietmečiu buvo griežtai kontroliuojama saugumo. Tačiau pasinaudodamas ilgamečio spaustuvininko autoritetu ir žiniomis, Vytautas sugebėjo slapta iš dalių susirinkti iškiliosios spaudos mašiną, gauti spaudai reikalingų šriftų. Kada mane, reiškia, išgarbino iš spaustuvės, tuomet aš pradėjau dirbti technologijam technikume. Technikumas ruošdavo poligrafininkus technologus. Reikia įrengimų. Yra didelė salė. Mane priima, reiškia, vadovautam reikalui. Laborantų. Tai pavadinimas buvo toks. Dabar kągi, direktorius sako, kur ką gausi, tuomet visko trūko. Kur ką gausi, pirk, jeigu reiks rašto, mes parašysim. Tik šito man ir reikėjo. Tai aš ten gaunu vieną dalį. Iš šitą netoli Šiaulių, koks ten yra Radviliškis. Iš Radviliškio gaunu kitą dalį. Iš Kaminsko, iš Vilkaviškio gaunu trečią dalį. Aš surenku iš 3 ar 4 mašinų surenku 2. Vieną nuvežu į technikumą, sumontavęs kaip reikiant jau. Bet aš dar prieš tai, o savo tą mašiną nuvežu, čia buvo tokia firma, žinot, kur, kaip jį vadinosi, namų statybos kombinatas, rodos. Nuvežu ten toks, dirbo kaimynas mano, čia sodininkas, Ruskelis toksai. Bet jis geras vaikinas buvo. Aš sakau, žinai ką, sakau, priimk man va tokią mašiną, reiškia, iš dalių surinkta, sakau, pas tave, sakau, aš noriu ją duoti kapitaliniam remontui, sakau, pas tekintojo. Ten toks tekintojas buvo partinis, bet jis man daug ką padarydavo, nežinodamas.
volelius liedavau. Tai spausdinama mašinai. Tai dabar, reiškia, aš nuvežu kitą tą mašiną, reiškia, sudarytą tokia jau iš dalių, dar galutinai surinktą, nuvežu pas tą savo pažįstamą ir sakau, palaikyk man kokį mėnesį, sakau, po to aš dabar neturiu kur dėti. Nu, jis gerai, sako, tai dėk čia į kampą statyk, sako, palaikysiu. Aš galvoju, jeigu kas nors, tai pas mane švarus aš. Nu, ir jis palaikė, po mėnesį nuvažiavau, pasiėmiau, parsivežiau. Ypač pavojinga buvo gauti spaudai reikalingo popieriaus, o jo spaustuvės darbui prireikė 10 tonų. Mat sovietinė valdžia sekė bet ką, bandant įsigyti didesnį popieriaus kiekį. Kai nuvažiuodavau į Garliavą, į universalinę parduotuvę, ir ten, reiškia, aš daug pirkdavau tų popieriaus. Kiek jie gaudavo, tiek pirkdavau. Tai vieną kartą, reiškia, ateina vedėja ir sako, jūs daug pas mus perkat popieriaus. Sako, kokia čia bus organizacija? Man toks dingtelėjo, ką dabar sakyti. Aš sakau, karinis dalinys, o mes spaustai daug spausdindom kariniam daliniui. Sakau, gal pasakyti jums karinio dalinio numerį? Ne, nereikia, sako. Sau baigėsi. Niekaip nesusekama spaustuvė tapo tikra rakštimi sovietų propagandos mašinai ir saugumo aparatui. Dienos šviesą išvysdavo vis nauji kokybiškai atspausdinti leidiniai. Per 10-metį Vytautas atspausdino 23 pavadinimų knygas bendru tiems laikams milžinišku 138 000 egzempliorių tiražu. Ištisa karta mokėsi tikybos iš jo išleistų maldynėlių. Pasislėpę skaitė knygas apie Lietuvos istoriją, patriotinius eilėraščius. Atvažiavo Tamkevičius ir sako, man pasakė, kad aš dirbu spaustai ir aš galiu atspausdinti. Kur aš ten atspausdinsiu, klausykit spaustai, tiek žmonių, aš viršininkas. Tai, žinot, sakau, duokit rankraštį. Padavė. Prieš tai buvo dar tam tikybos pirmamokslis. Šitas pradėjau spausdinti. Atspausdinu 5000, vėl užsako 5, vėl 5 ir taip, žinot, nesivariau, kad jau be sustojimo šitas leidinėlis buvo einamas, reiškia, spausdinamas. Visą tai nuveždavau pas Bacevičių, kuris platino iš Šakių rajoną. Ir koks ten kaimas dabar jau neatsimenu. Nuveždavau, atiduodavau, pas jį atvažiuodavau kiti ir išplatindavau. Toliau nutarė politinę literatūrą. Daug ką gavau, žinot, iš pažįstamų. Daug ką paspausdinau, žinot. Bet aš stengiausi kuo daugiau. Už religinę literatūrą mes įmėm pinigus, nes mes būtume bankrutavę. Svarbiausia buvo politinė literatūra. Tai vat, Urbšio prisiminimus aš pirmas atspausdinau. Daugiau atspausdinau Juozo Gražulio buvusio kalinio, čia ne Petro Gražulio, ne giminė, poezijos knygelė. Po to per pažįstamus gavau Kęstučio Genio poezijos knygelę. Vienu žodžiu, dirbau kiek pajėgiau. Visas Vytauto ir Birutės Andziulių šeimos gyvenimas buvo didžiulė rizika. Įkliuvus Vytautui ir jo artimiesiems grėsė ilgametis įkalinimas, kankinimai ar net mirtis. Todėl kiekvieną žingsnį teko kruopščiai apgalvoti, nuolat gyventi įtampoje. Mažiausia klaidelė galėjo tapti didžiulę nelaimę visiems aplinkui. Kada aš antrą kartą ženijausi, kai pirma žmona mirė, aš jai sakau, Birutė sakau, bet aš dirbu tokį darbą, aš dar nedirbau, bet jau ruošiausi. Už kurį galiu patekti į lagerį, supranti, ir galą gauti ten. Ar tu sutiktum už mane tikėti? Sako, kokį tu darbą dirbi, gal kokią šunybę? Sakau, ne, aš ruošiuosi spausdinti, sakau. Ir religinė literatūra, ir patriotinė. Birutė sako, gerai, aš sutinku. Taip, kad mes visą laiką sutardavom su ja. Ir ji buvo mano geriausias draugas, kada aš dirbu pogrindį. Pas ją buvo po palangę įtaisytas mygtukas. Kai matė tenai spaustuvė toj buvusiai pogrindiniai, buvo skambutis. Vienas kartas, jį turbūt pasakoja, vienas kartas skambučio buvo ateik.
2 skambučiai buvo skubiai ateikti, būdavo ar telefonas, ar ateina kas nors iš pažįstamų. 3 skambučiai buvo pavojaus signalas. Vieną kartą girdžiu 3 skambučiai. Mes su Bacevičium tuomet buvom kartu. Bacevičius ten brošiuravo, aš reiškia spausdinau. Sakau, Juozai, kažkas negerai, aš einu pažiūrėti. Juozas sako, tai gal aš eisiu? Ne, tu svetimas žmogus, tu neik, aš eisiu. Aš prasidarau tą, užsistumęs būdavo tą baseiną. Prasidarau tą baseiną, žiūriu, atvažiuoja milicijos mašinėlį. Išlipa keli milicininkai, ten kitoj upelio pusėj. Nu, kaip vyrai, žinot, išsitraukė, iššlapino ant mašinos ratų. Apsisuko ir išvažiavo. Taip kaip akmuo nukrito. Tai va buvo toks momentas, bet tai. Dirbdavau daugiausia naktim. Gimė vaikai viens po kito. Reiškia, ir čia dirbau. Mažiausias vieną kartą sako, tėveli, kur tu kai išeini, vis kažkas dunksi po žemę. O tas spaustuvė, matė, ten po žemę padaryta, per žemę labai persidoda. Tai va, tai jis vieną kartą jau buvo 2 klasėje, jis pasiekė mane ir iš paskos atėjo ir sako, tėveli, o ką tu čia darai, kas čia tie geležiukai, ten raidės buvo kasose. Sakau, vaikeli, mes auginam gėlės, tu žinai. Taip, žinau, čia yra tyrimas gėlių daromas. Tai sakau, tik mokyklo nesakyk, nes visas uždrausta tokie dalykai, sakau, daryti, turėti laboratorijas. Tokia čia laboratorija, sakau, yra. Ir jis vaikas nepasakė niekam. Tai vat. Visą gyvenimą pašventęs itin rizikingai veiklai, Vytautas kukliai nesureikšmina savo darbo svarbos. Vienas stojęs į kovą prieš sistemą, Vytautas šį karą laimėjo. Aš savo nevertinu nieko. Aš dirbau, gyvenau, turėjau žmoną, turėjau vaikus, užauginau 6. Ko daugiau reikia? Visi geri. Aš jaučiausi kaltas, kad aš į partizanus nenuėjau. Bet aš paskui galvoju, kad vis tiek man sekasi. Klausykit, dirbau tiek metų. Tamkevičius pas manęs atsilankė, paliko maldinėlį. Garbė tau viešpaties vadinasi. Tamkevičius mane įspėjo ir Zdebskis mane įspėjo, tarp kitko. Sako, 2 metus, ilgiau neišsilaikysi. Vis tiek tave supakos, kaip sako. Sako, vis tiek suseks. Nu, kaip man išseko 10 metų, tai aš neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju. Kas čia kaltas, kas nekaltas. Rankraščius bijojau palikti, kadangi rankraščiai būdavo, galėjau išduoti. Dalesim, sakau, Tamkevičius parašė, kai aš jau nepriklausomybę atgavus, aš jo klausiu, sakau, sakykite jau kas. Mes jau kalbėjome drąsiai, nes mūsų abudu čia apdovanojo Lituaniką. Tai sakykite, o kas čia rašė, sakau, taip kaligrafiškai gražiai, sako, o koks tavo reikalas. Ir toliau mes dar pogrindininkai. Tai va. Nu, toks galbūt įdomus gyvenimas, rizikingas, pavojingas. Bet aš prie tos rizikos, aš kabinėjausi traukinius, aš buvau pripratęs. Nu, galite įsivaizduoti, štai prasilenkia traukiniai 2. Man reikia į vieną kažkurį įsikabinti. Traukiniai lekia dideliu greičiu, klausykit. Per vidurį stovi, laikai drabužius, kad nepagriebtų laiptelis pravažiuodamas už. Aš noriu į tą traukinį išsikabinti. Griebi už rankenas, bet jau turi pagriebti. Arba už vagono viršus pulmanai, pašokti reikia. Jau žinai, kad jeigu jau atleisi, viskas, mirtis. Rizika buvo, visas gyvenimas toks. Bet aš buvau laimingas.